Treneri, kaip vakar atšventėt Manto gimtadienį ir ką padovanojat? Žadam dovaną padovanoti šiandien ir jis pats, manau, prisidės prie tos dovanos. Labai norėtume šito, o pasveikinom, atnešė tortą su žvakutėm, dainavom ilgiausių metų ir suvalgėm po torto gabaliuką. Švęsti dabar ypatingai nėra kada. Mačiau, kad man, aišku, artimieji sveikino, namiškiai gėlių gavo, jo paklausti. Treneri, paskutinės valandos, su kokia situacija, ar visi sveiki? Šiandien sveiki visi. Kitaip negali būti. Mes einam į mūšį, visi sveiki, niekas neserga, niekas nieko nesiskundžia. Treneri, amerikiečiai atsisako tokių pasimėtymų prieš rungtynes ir apskritai atsisakė treniruočių. Mums tokie reikalingi pasimėtymai, jūsų nuomonė? Taip, mums reikia prasijudinti. Mes pirmą kartą gavom ateiti šitą aikštę ir pamėtyti. Ir mums reikia, mes nesame amerikiečiai. Mums reikia viską, kaip ten sakyti, dantim išsikovoti. Čia yra tos rungtynės ir mes kalbam apie tai. Mes ruošiamės, mes ne tik tai fizinę žiūrim būklę, bet darom susirinkimus ir kalbam apie varžovą. Stengiamės, kad žaidėjai koncentruotųsi į tai, ką jie turi daryti ir ką jie turi atlikti. Ir pateikti jiems kiek galima aiškesnį planą. Ir kad tiesiog jie koncentruotųsi į tuos dalykus. O žinot, visa kita, kada tu pradedi žaisti, yra sunku laukimas ir pradžia rungtynių. Kada tu pradedi, tada jau įsitrauki į kovą ir viskas. Tada jau tu pamiršti.